Ar kažkas norėtų? Einam toliau einam prie temų Gerai, šiek tiek. einam. Dar keletą tokių klausimėlių turim, matau, tokių įdomesnių. Pavyzdžiui, Abra tikriausiai už reklamą atsakingas įsivaizduoju, bet gal tu gali atsakyti, ar bus investuojama į serverio reklamą? Kreditų serveriai akivaizdžiai netrūksta, tad manau tikrai galima paleisti mokamas reklamas už LSM Discordo ribų ir su atitinkamu marketingu pritraukti nostalgininkus, kurie žaisdavo Sampą, nebūtinai LSG. Čia labiau Abros rytis, bet galim, turim tam galimybės. Kas gal nėra planuose, bet poreikis bus padaryta. Ar tai per tą pačią vasarą reklamuot, kur žmonės net nori ten išvažiuoti šiltus kraštus ar, šiaip kažką praleisti, tikrai, vasara nesocijuoja su žaidimu. Aišku, yra tokių, ten nieko kol kad blogo, bet tiek vasara tas laikas, kur tesni orai, nori labiau lauke pabūti, negu čia prie kompo žaisti. Tvarkoj. Gaila, Abros nėra, nes manau jis išsiplėstų. Einam prie Augusto, mūsų pasiūlymų meistro. Tai klausimas apie pasiūlymas. Ar update'ai bus daromi be tematikos? Tiesiog kas ką gero pasiūlys. Tas ir bus padaryta, ar su kiekvienu update'u bus fokusas į tam tikrą sritį, kuri bus pateikiama iš anksto. Jog žmonės būtent tam pasiūlymų rašytų. Taip kaip planavo daryti Benas. Pavyzdžiui, sekantis update bus fokusas į gaujas, teikit pasiūlymus gaujoje, ir sekantis update bus fokusas į darbus ir taip toliau. Tai kaip ir pradėjom nuo to, jau buvau atsakęs, kad kol kas imu tiek to po truputį, bet čia kol kas ateitie gal ir darysiu to. Kas laikau visko po truputį. Lamsa. Tvarkoj. Matau, valdo didelis klausimas. Ką toliau darysite su administracija, kuriems trūksta kompetencijos iš vis būti adminais, kurie sėdi tik dėl N raidžių, surenka minimalius ir laiko vietą? Ką darysite su adminais, kurie negaudo cheaterio, gaudo tik vienos gaujos žaidėjo arba iš visų kamin ir tiek, be jokių pazavų? Kada administracija pradės žiūrėti lempiškus nik žaidime? Ką toliau darysite su gaujomis, kai kiekviena gauja aktyvi iš visų? Manau, iki čia tiek, toliau matau, eina dar klausimai. Tai ar lempiški nikai bus baudžiami, ar yra kažkokių planų su tuom? Ir man atrodo, prieš tai klausimai atsakyti jau buvo tas. Tų vardų galiu iš karto pasakyti, kad bus lygiai tokia patys. Kaip LSG buvo, pakeisim, kad švelnesnės truputį taisyklės. Ten vardas negali sudaryti vulgarių žodžių, negali daryti nepagarbos kitam. Kad primintų iš dalies tą vardą, atitiktų tą kriterijų, bet kad nebūtų ten grinai, turi būti Antanas Povilaitis. Kad būtų, žaidimas visgi. Galit, duosim tos laisvės truputį, bet ne per daug. Kad nebūtų tos vulgarybės, ten įžeidžiančių žodžių kitam asmeniui, kad nesudarytų tos pagarbos. Dėl šito bus truputį, nebus ir griežtai. Tvarkoj. Tada klausimas apie gaujas, ar yra planų kažką padaryti, kad nebūtų tas klasikinis vienos gaujos dominavimas. Už sandėlių pusės ar kaip? Tikriausiai bendrai servo atžvilgiu. Ne tik sandėlių, bet, kadangi ir sandėliai, tai ir direktoriai nelegalus. Ar yra kažkokių planų, idėjų? Tai tikriausiai, kaip sakiau, proporcingai išsibalansuos tas dalykas, kad padarysim tą limitą, kad 40 ir gali būti 40, negali būti papildomai ten, kaip sakė, sueina 40 ir 30 papildomai gali būti. Tai dėl šito darysim, kad tik 40 ir būtų, negali ten nieks padėti be gaujos sandėlį. Ir šito dar spręsim, ar kažkaip darysim sistemiškai, ar tikrę darysim. Dar neaptariam dėl bausmės, dėl to dar nieko nepadarėm su. Bet tikriausiai šitas tai. Jeigu neįspręsti, kažką dar mąstysim. Kai toliau valdas turi klausimų apie teisėsaugą, kokie planai ties teisėsaugė, kai čia pagrindinis darbas, kuris turi būti pavyzdys, kuris turi turėti daug. Kokie planai ties teisėsauga, toliau tas pats. Ar yra kažkokių idėjų su teisėsauga kažką, ar matai kažkokį minusą teisėsaugai?
Tiesų, kiek žinau, dabar nieks nenori dirbti, nes yra mažas koeficientas. Tai teisėsauga toks darbas, kiek nubausi, tiek užsidirbsi, bet tokiu laikotarpiu merai gali ten, kaip teisėsauga už atmintą sandėlį gauna bonusų, tas prisideda prie koeficiento augimo. Bet manau vis tiek čia pagrindinis darbas jis turi, kiek galima paremtas iš merų pusės, pavyzdžiui, jeigu sunkus laikai, tikrai merai gali iš fondo paimti kokią paramėlę 200 000. Daug nenulems tam koeficientų, bet žmonės turi daryti, pasakyti, jie patys turi dirbti dėl to savo keltą koeficientą. Tikrai taip ir teisingai Jonse rašo, 80 taisyklių PD turi. Čia yra tokia, sakyčiau, labai apleista vieta, kad nori nueiti darbą, tavo vos nereikia pasiruošti vadovėlį visą perskaityti, kokias taisyklės galima ir negalima daryti. Bet čia, man atrodo, ne tavo būtų sfera, čia reikėtų kažkokias, ką norėtų su pasiūlymais ir idėjom ateiti. Direktorių merų dalykas, tai jie turi tvarkyti tą skiltį, aš viską nesužiūrėsiu pats. Jeigu ten direktoriai merai neturi noro to tvarkyti, tai patys numarina pirmą, tai reikia skūstis, kad ten, oi čia nieks neina į tą darbą, padėk, ten. Mes darom atranką, visi nori atrankos, bet nieks neteina, tai patys numarina. Kūniai čia vien direktoriam, čia visiems bendrai. Tvarkoj, valdo kiti klausimai perskaičiau buvo atsakyti, tik tai vienas ir dar yra įdomesnis toks ir manau aktualus visiems, kadangi yra apie dyrikus ir apie adminus klausimų daug. Kada prasidės žiūrima tiek į direktoriaus, tiek į administracijos pažadus. Pažadai ir taip atsėdime tyliai ir tiek. Tai manau, iš tavo pusės gal GG galėtų atsakyti, va, administracijos pažadai. Ar čia yra kažkoks fokusas ar kažkas? Jeigu bus nieko nedarimo, tenai, pamatysim, kad renka tos NB, tiesiog ten antras paspaudžia, Miami's gal padarys pagaliau tą NB sistemą normalią, kad tik vienas adminas galėtų tą N sureaguoti, o ne 5 adminai dar paskui. Tai tada išsiryškins visų normaliai darbas. Dabar sunku tai pilnai sukontroliuoti, kiek turiu laiko, visada stengiuosi užmesti akį į tos adminus, kaip jie dirba, tos pačius logus, kiek jie savo ko naudojasi, ko savo piknaudžiauja. Pats Germas supranta, apie ką kalba eina, pats tikrai buvai prigautas vieną vietą. Bet tikrai stengiamės prisižiūrėti, kad būtų, kad tie kažką tai veiktų. Jeigu nieko neveikia, tai kad tada, bus spiriami lauk. Nekompetitingas darbas ir viskas. Varkoje. Dėl to prigavimo, tai pas mane Mantas Crazy pats atsitelino. Fake info. Ja. Irgi Mačiau. Geras klausimas toliau iš valdo. Kada bus ištrintos 60% darbo taisyklių, kurios iš vis nėra reikalingos? Čia, manau, aktualus gal klausimas Minionui ir tam pačiam Mantui, nes, man atrodo, visi galim sutikti, kad darbų taisyklės yra labai didelios, kai kuris dar, pavyzdžiui, nelegalių darbų, kur turi atsiminti, kokį ten skiną negali šaudyti, tai didelė tokia, manau, vieta apleista. Gali priminti klausimą, nes biški darbė, tai irgi. Jo, viskas tvarkoj. Labai daug taisyklių darbuose, pradedant nuo PD ir baigiant kokiais bikeriais ar kažkom, kad labai turi daug kaip išmokti. Tai ties taisyklėm tiek patys žaidėjai, jeigu pamatome, kad nereikalinga taisyklė, gali pasiūlyti patiem direktoriai mums prasineša, mes galim jiem leisti pakeisti viską. Tai čia irgi nėra tik vien merų darbas, yra ir direktorių darbas ir jie turi patys siūlyti ir tiek žaidėjai, jeigu pamato, jie irgi turi teisę pasiūlyti direktoriam ir direktoriai gali pranešti mums. Tvarkoje, bet pastoviai apie tą, kad kažkas tiesiog siūlykit. O nebūtų tolko kažkokios iniciatyvos turėti patiems iš savo pusės tą skatinti tokį, žinai, preworkinkit taisyklės, ten, žinai, nežinau, pinigai tikriausiai čia visiems rūpi. Ar ten gausit pinigų? Nėra, tai jo, tą skatimą, aišku, galima, kad irgi pinigais paremta kažką. Mes patys irgi
aš va bandžiau sužiūrėti ten su premium, sutvarkyti viską direktorium, tipo, irgi žiūrim, ką iš valdžios galim, tipo, sau duoti direktorium, direktoriai gali žiūrėti, ką, tipo, gali mum pasiūlyti firmas, padėti panašiai. Tvarkoju. Kiti klausimai iš temos aptarimas, matau, nebūtų kryptingi ir taip jau šiek tiek čia užsitęsiam 1:40. Manau, gal galim duoti dar minčių pasisakyti kažkam, nes klausimėlė Jo, jau Hebra, baigėsi. aš tai varau, pykit, nepykit, bet pizzerija tai užsidarys, tai bet liksiu nevalgęs dar šiandien.